smagu, kad šita konferencija, kaip sakau, ne vienkartinė injekcija, tačiau jinai jau daugelį metų buvo pradėta čia. Čia radau stebuklingus sėklyčių su labai didelėmis stirmenomis. Čia radau netgi žaliųjų palangių. Noriu tiesiog jums papasakoti. Tada nauda daržovės išaugs. Sėklas skaičiavome, aiškinomės, ko reikia, kad jis augtų. Palyginome ir stebėjome pupeles, kad turėtų vietos augti ir megzti vaisius. Mes nekantrumu laukiame pasirodant pirmųjų pavasario gležnų daigelių, beslinkti į šviesos pusę, nepalaikyti vysta. Juos matavome sireniuotę. Svogūnus valgyti ne tik skanu, bet ir sveika. Mums labai patiko patiems kepti sumuštinius ir juos paskaninti svogūnų laiškais. Laikyti namuose iki kol daigelis įdygs. Tinkamiausia pradėti. Užaugs smulka, lipsi dangų, o papa. Įsidėsim saulę. Bus tamsu visam pasauliu. Namuose sėdės vaikai, nes kieme bėgios vilkai. Nuo sėklos iki vaisius atlikti tyriamuosius darbus, vykdyti tarpdalykinę integraciją. Priemonės: ekologiškos žemės, 3 rūšių moliūgų sėklos, vienkartiniai ekologiški indeliai, mini šiltnamius. Prižiūrėjome laistėm. Džiaugiamės pastebėję pirmuosius pumpurėlius. Žiedų spalvos buvo skirtingos. Kad būtų įdomiau tirti ir stebėti besiganantį daigelį, jo augimą, nutarėme suformuoti žaismingo lizdiuką. Stebėti pastebėjimus, užsirašyti. Kovo 19 dieną paaugo apie 1 centimetrą. Teisingai sužymėjome augalo auginimo ciklo pavadinimus. Ir visada sulaukdavome mokytojos pagalbos. Gerai jautėmės, nes žinojome, kad mūsų darbai nebus vertinami. Vėjas kalba. Tegu jis sėklas visur išnešioja, kad mes visur rastume ko paliesti. O tada pasirodo žmogus. Pienės labai papuolė, kartu bėgame pienių komandą. Čia saulėgrąža. Taip, dabar reikia atrasti. Mato kaip su žirklėm karpyti. Klevas pažįstat, ne? Čia pienės lapą. Čia mažas klevas, ar ne? Toliau yra suskaldyti. Kur skiauti, daug skiauti. Pakilo debesis ir susidėjo lietus. Ir dabar kaip lietaus lašeliai vaikai va šitaip patrūksta. Gali augti augaliukai? Taip, tai dabar kylam, augam, kaip kiaulpienės augam. Matot, kaip skydeliai čia yra draugų gyvūtų. Ką jau turit čia ant to lapo?
Lapelius surūšiuoti pagal jų rūšis. Kaip išmokote? Čiupinėk, tu žiūrėk tą. Va, į mane. Iš ranką pačiupinėk. Aha, ir tyliai. Viskas gerai, gerai. Dabar kišam. O, na ir kaip? Ar jūsų vaisius? Klijų ir kepkit ir klijuokit. Jau turit šaknį. Dar merginos žiedą prisiklijuokit. Va čia susiraskit žiedą ir prisiklijuokit. Patikrinkit. Nusikabinti savo maišelį. Bandyti. Tai va turi būti. Visada atsisuka į saulę, atsisukite saulę. Va, kaip užaugsim gražiai, ar ne? Čia atrodo, kai mažas iškarpytas. Oba, va, jo, šitas. Aš dar tavo sutrim. Pabaigėt, ateinat pas mus, mes užpakuojam ir leidžiam į kitą stotelę. Labai tinka nudidėjus. Tai va, tai. O šitas? Irgi atsimenu, kalbėjom, kad gražiai iškirtas. Taip. Plunksniškus labai teisingai atskyrėte, matau. Aha, kur pirštuoto ne. Mažos seselės. Kas? Žirniai. Pupos. Pupos, nu. Žirniai? Žirniai. O kas čia buvo? Vaikai, jums įdomu? Man tai įdomu. Aš ir noriu ir dar vieną. Čia tokia. Aš irgi noriu. Teisingai, tienė. Na, toliau keliaujam. Na. Vau, pagaliau. Stiebas. Kas čia? Lapai. Ir paskui pupa. Ir po lapų iškart vaisius. Kas dar turi būti? Žiedas. Tai žiedas. O jeigu žiedo nebus, bus vaisius? Nebus vaisius. Reikia dabar į savo. Gerai, padėk atgal. Taip, na, duok rankytę savo. Taip. Ar čia jūsų vaikai vaisius? Ar jūsų vaisius? Ne. O kieno čia vaisius? Obels. Gerai. Ir saulė. Mes ugdome vaiką, sėkmingą vaiką, gamtos pagalbą. Grupių pristatymai, matome, ką jie iš sėklos, ką pasėjo, tokį rezultatą gavo. Ačiū. Tai išsiskyrė, kad tai yra priešmokyklinio ugdymo pranešėjai, pradinukai. Patiko vaikų tie pranešimai, nuoširdus, paprasti. Kaip mes ugdome ir kur tą vaiką? Nu, pakartokit. Gamtos apsuptyje ugdome sėkmingą vaiką. Taip? Dabar, kad mūsų mokiniai Vėliavėlė.